Pirmoji 8X banga artėja prie finišo tiesiosios savo 8 savaičių eksperimente ir noriu pasidalinti jų patyrimus, jų transformacijas ir jų pergalės. Tik labai užsihypinus dirbau ir pastebėjau, kad visas kūnas strese. Iškart padariau kvėpavimą ir užgesinau kortizolio gaisrą. Labai didžiuojuosi savimi ir džiaugiuosi, kad šio kurso dėka sugebėjau tai pastebėti ir šiftinti. Ką tik paklausiau sekmadienio sesijos ir tik pabaigus pasiemu telefoną, o ten draugė parašius žinutę, siūlo 330 € už 1-2 dienų projektą. Jog labas rytas, praėjusią savaitę dariau įsitikinimų praktiką pagal video. Nustebino rezultatas. Po visko buvo net keista, kad tokį įsitikinimą turėjau, nors net kasiau kada ir kodėl jis atsirado, jaučiu prasiplėtimą. Kasdien kartoju naują įsitikinimą ir kas esu tokia, kokia esu ir to visiškai pakanka, labai ramina. Apskritai stresinga savaitė buvo ir ši nusimato, bet aš vis atsimenu savo nervų sistemą, prasikvėpuoju, nebepuolu į kovok arba bėk iškart. Aišku, ne visada pavyksta ilgai išsilaikyti, bet supratau, kad svarbu nespaus savęs, nes šis etapas irgi buvo, kai pradėjau 8X. Priimti, kad yra visaip, o kai pavyksta, nepulti į automatinės reakcijas jau gerai. Ačiū Rėjau. Vakar pradėjau žiūrėti įsitikinimų video, supratau, kad jį turėjau įsigijus ir esu dalyvavus. Prisiminus, kad tu manęs prieš mėnesį klausei, ar aš jį turiu ir sakiau ne, nes buvau užmiršus. Matyt, įsitikinimai užblokavo, arba tada nebuvo laikas. Bet džiaugiuosi, kad ką tik praėjau savo įsitikinimą, esu super excited ir labai dėkinga, parašius, kaip atrodo mano gyvenimas su naujų įsitikinimu, atrodo susidėliojo visi taškai ant i. Labai laukiu tų ateinančių 10 dienų, kai kartosiu aš verta. Sveiki, o šiandien nusipirkau mašiną, aišku, pagal savo kol kas galimybės, bet labai gerą variantą, su pilnu baku ir ilga technikinė ir visa kita. Aš irgi šitą pajaučiau, todėl nepasidalinau. Prieš porą savaičių draudimas sakė, kad mums mokės 500–600 €, nors draudimas ant vyro pinigus perves man. Galvau pasidalinsiu, kai jau bus pinigai mano sąskaitai, bet ko čia laukti? Ten tikrai buvo neeilinė situacija, tai esu užtikrinta, kad čia tik dėl šito kurso įvyko šitas pinigų pritraukimas. Gal net taip, kaip tikėjausi, bet vis tiek smagu. Vienas iš esminių momentų, kuris pasikeičia sąmoniai, kai nustojame reikalauti, kad gausa pas mus ateitų tik per tą šaltinį, kuris yra atidarytas. Tai didžioji dalis žmonių turi vieną šaltinį ir tai yra alga. Ir tada jau kai ateina į tą tašką, kuomet manifestuoja, dirba, nori plėstis, vyksta toks nesąmoningas sureikšminimas ir perdėtinis potencialas susiformuoja, atsiųsk man Dieve visatą daugiau pinigų. O atidarytas tik vienas kanalas, per kur gali įeiti. Tai ką pastebėjau, kas pasikeitė pas žmonės, tai vyksta atsivėrimas ir suvokimas, kad gausa gali ateiti per daugiau kanalų. Taip pat darbe į projektą pavyko pritraukti 20 kartų daugiau žmonių. Visi kolegos apšalę, kaip man pavyko. Nors realiai panašų modelį esu darius ir seniau, bet taip gerai nesuveikė. Ir kai turėjau one-on-one, klausė, ką įmonei pakeiščiau. Norėjau sakyti, visą kolektyvą tegu pas Rėjų siunčia. Ir dar vieną dalyką papasakosiu. Prieš porą metų nusipirkau gražų, kokybišką stalą iš parduotuvėje su 1% nuolaida. Prasidėjus 8X, katė apvertė vazą ir stalą
sugadino. Draudimas išmokėjo naujo stalo vertę, taigi šįkart užsisakiau tokį pat stalą tiesiai iš tiekėjo be jokių nuolaidų. Vaibas buvo visai kitas negu perkant iš parduotuviai. Aš džiaugiuosi, kad dalinatės sėkme. Man kaip tik atrodo, kad jei esu grupėje, kur žmonėms lengvai ir sklandžiai pinigai teka, vadinasi ir man taip gali būti. Ir gerą įsitikinimą atkapstėt apie baimę dalintis. Aš visuomet susipaprastinu, kai žmonės klausia, kur gyvenu. Gyvenu centre, bet visat atsakau naujamiestį arba netoli žvėryno, kad neatrodyčiau kokia turtuolė, nes patyriau, kad net kai kuriuos draugus butas išmuša iš pusiausvyros. Gal kas taip jautėt, ar tai buvo? Jaučiuosi lyg perėjus į kitą gyvenimo juostą. Išoriškai dar daug kas nepasikeitė, bet šiandien pagavau save visiškai naujoje energijoje. Jaučiu, kad pinigų yra, kad esu mylima, kad mylimas vyras yra. Jaučiuosi laisvai, mylima, nebijau turėti pinigų, vidinė laisvė. Wow, koks jausmas. Ir aš jame jau kelias dienas, tik šiandien tai aiškiai pajutau. Labas, naktį viską pajutau ir fiziškai. Pakilo temperatūra, organizmas valėsi, vėmiau ir viduriavau. Labai keistas jausmas, nors nieko blogo nevalgiau. Ar kada nors taip yra buvę. Didžioji dalis žmonių, kurie yra 8X, vienu ar kitu metu atidaro šį valymosi procesą. Žmonės, kurie yra turėję ryšį su mano energija, kurie yra dirbę tiek asmeninėse konsultacijose, sesijose, ar ėję per gilesnes programas, yra su to susidūrę. Tai yra visiškai normalu, jog fizinis kūnas pradeda valyti senas programas, pradeda valyti senas energijas, tam, kad atlaisvintų vietos. Man ir prieš kelias dienas tai buvo, kad naktį visas kūnas labai užkaito, tarsi išdegindamas tai, kas nebereikalinga. Sveiki, aš jaučiuosi puikiai, pas mane energija visiškai pasikeitė. Ką bedarydama šoku, dainuoju, energija trykšta, aplinkiniai sako, kad kažkur turėčiau išsikrauti. Nors prieš tai praeitą savaitę turėjau ir patikrinimų, dužo kelis kart ir telefonai, ir mašina. Ir mašinai nutiko dalykų, bet reagavau labai ramiai ir viskas puikiausiai išsisprendė. Telefoną kitą gavau dovanų, apskritai viduje jaučiuosi visiškai nepalyginamai lengvesnė ir ramesnė. Tai ir yra mūsų 8X tikslas. Aš nežinau, kaip apibūdinti savo savijautą. Praeitą savaitę išsidaužiau paleisdama savo darbą, kuriame buvau virš 19 metų. Nežinau, kiek kartų mano ego mirė, ašarų, emocijų būta, bet vidinis žinojimas, kad viskas bus gerai, vedė į priekį. Atrodo, kad ir tų emocijų užtenka, tačiau ne. Vyro paraginta, nusprendėme parduoti ir savo namus, kuriuose gyvename 7 metus. Atrodo, manęs laukia dar viena transformacija. Atrodo, viską, ką aš žinojau ir kas buvo mano senoji versija, pereina į kitą lygį. Net šiandieną paėmė noras pakeisti savo rūbus, tai ir leidau savo pirkti tai, kas man yra gražu, laukia spintos revizija šį vakarą. Man pastarosiom savaitėm atėjo didesni, atsakingesni darbai ir per tai didesnė gausa. Ne iš karto priėmiau šį iššūkį, dar svarsčiau ir atidėliojau, kol priėmiau atsakomybę ir pasiryžau eiti į priekį. Situacijos taip pat parodė, kaip galima kurti darbus be išsekimo ir atidavimo visų jėgų. Atėjo atgal daugiau vidinės ramybės, patiko kūno stebėjimo užduotis, matyt prieš tai daug ignoravau jį. Norėjau padėkoti. Vakar ir ypač paskutiniu metu esu visiškai išsitaškius. Stresas 5000. Čia apie pinigų uždirbimą. Bet dėl ko džiaugiuosi visų pirma,
kad pastebėjau ir ėmiausi veiksmų tai pakeisti. Bet to pastebėjimo ir darimo net nebūtų, jei tu nebūtum parodęs, kad galima kitaip. Aš dar mokausi, kaip tai pilnai integruoti, bet aš visada jaučiau, kad galima pritraukti pinigus be streso. Tai ačiū tau labai, kad parodai, kad gali būti kitaip. Nes teorijoje žinojau, bet šis kursas padėjo tai pajausti praktiškai nuo čia tik į viršų. Šią savaitę leidau savo daugiau negalvodama ir turėjau 3 nuostabius renginius, kur mano vertė buvo matoma, įvertinta labai aukštai, finansiškai irgi puikiai apmokėta iš karto. Buvo itin užimta savaitė, bet visą laiką buvau savimi, veikiau iš vidaus, aukštose vibracijose ir laiminga. Savaitgalį skiriau poilsiui savo ir šeimai. Visą laiką dariau meditacijas, afirmacijas savo. Labai svarbus momentas, kuris įvyksta kažkurioje 8x kelionės atšakoje, kažkurioje kelionės atšakoje. Žinau tik vieną, noriu išeiti iš valandinio apmokamo darbo. Pradėjau tvarkyti dokumentus, kad dirbti savo, o kas bus, pamatysiu. Čia yra tik maža dalis visų atsiliepimų ir patyrimų, per kuriuos 8x dalyviai eina vis dar ir ėjo viso eksperimento metu. Jeigu jauti rezonansą, jauti kvietimą, esi laukiamas prisijungti prie antrosios bangos. Taipogi pirmiesiems 10 žmonių turiu geras naujienas, jog parašius man asmeninę žinutę gausite specialų kodą, kuris suteiks jum galimybę prisijungti prie antrosios 8x bangos vos už 497 eurus. Tai šis investicijos dydis galios pirmiesiems 10. Startas Liepos 6 dieną ir važiuojam